tapęs Lietuvos prezidentu, grąžinsiu realų rūpestį Lietuvos regionais. Su Seimu ir vyriausybė skatinsime verslo ir darbo vietų kūrimą regionuose. Suteiksime mokesčių lengvatas kaimo gyvenamosiose vietovėse, investuojant ne mažiau kaip 1 milijoną eurų ir sukuriant daugiau kaip 10 naujų darbo vietų. Skatinsiu vyriausybę stiprinti regionų politiką, į juos orientuoti investicijas ir užtikrinti kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą. Žemės ūkis taps strateginiu sektoriumi, nes apsirūpinimas maistu yra valstybės saugumo garantas. Palaikysiu sprendimą taikyti 9 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą maisto produktams. Kokybiškas ugdymas mūsų vaikams turi būti prieinamas visoje Lietuvoje. Tad regionų ugdymo įstaigų tinklas bus išsaugotas. Siūlysiu tvarų finansavimo modelį, kuris nutrauktų jų uždarinėjimą. Raginsiu įdiegti nemokamą visos dienos mokyklos modelį ugdymo įstaigose. Kurti saugią aplinką aplink jas. Sieksiu, kad kuo daugiau jaunų žmonių po studijų ir patirties įgyjimo ES darbo rinkoje grįžtų ir sėkmingai kurtų ateitį čia, tėvynėje. Lietuvos gyventojų ir visuomenės sveikata taps prioritetu. Išsaugosime regionų sveikatos tinklą, vetuosiu iniciatyvas siekiančias įmažinti. Sieksiu, kad sveikatos sistemos lėšos nebebūtų naudojamos biudžeto balansavimui, o pasiektų pacientus ir medikus. Plėsime vaistų be priemokos sistemą. Skatinsime steigti ligoninių vaistinės. Pradėsime realią kovą su narkotinių medžiagų platinimu. Siūlysime didinti bausmes už jų platinimą, ypač vaikams. Skatinsiu priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos įstaigų tinklo plėtrą.